kad čia kažkaip kažko trūksta. Vat pavyzdžiui, va tos visos medienos. Klausyk, nežudyk tu jo. Nu duok tu jam gyventi. Nu žinokit, palaukit, iškviesiu tarnybą ir... Ne, nieks nepasitikė. Dabar mes einam pats tie į arklynės, atgriūnu. Žiūrėk, teoriškai tu per čia nebevaikščiosi. Kur? Nu... The next day. Žiūrėkit, einam, einam į arklides. Ir oba. Kažkas kažką pastebėjo, kažkas kažkur pasikeitė? No. Kas esat seniau mane jau prenumeruojantis žmonės, tai tikrai mato, arba turėtumėt matyti, kad čia kažko trūksta. Vat pavyzdžiui, va tos visos medienos, nu žinot, nu vat aš irgi taip pagalvojau, kad kažkaip trūksta. Taigi prasidėjus mūsų renovacijai pagaliau labai ilgai lauktai, mes išnešim visą medį, kuris čia buvo vakar. Realiai užtrukom kokias 3 valandas, bet taip, nu, kai dirba realiai 2-3 žmonės ir išneš visą šitą medieną, nu tai mes dėl to gal tiek ir užtrukom. Nu ir po to dar aišku reikėjo čia žvyrą supilti, visokį smėliuką, nes čia buvo visur juodžiamis ir panašiai, lentas išimt. Nu žodžiu, čia buvo labai daug darbo, tai mes su tėčiu kažkur iki vidurnakčio arklidėse užtrukom. Ir jo, bet dabar viską išsinešėm ir aš aišku ten biškį turėjau pasitvarkyti. Nu, jo, nežiūrim, čia yra Jovalas dar, mes ten dar nespėjom susitvarkyti. Bet aš va tose dėžėse, kur yra arkliukė, ne, aš tokių turėjau gal 5. Ir aš seniau buvau tas žmogus, kuris visus daiktus kaupė. Nesvarbu, geras, blogas, pusiau blogas, aš kaupiu. Niekad neišmesiu. Ir va dabar, kai aš biškį suvokiau, kad man nereikia tų daiktų, tai čia atrodo dar nieko. Čia yra 3-4 maišai šiukšlių ir ten kokių 11 gūnių blogų sugrūsta. Sveiki visi sugrįžę į naują TNTK komandos video. Šiandien mes švęsime Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną ir mes ją švęsime dirbdami. Kaip kokia beprotė rėkiu, aš čia žinokit, žmonės žiūri. Va kiek žmonių aplinkui. Žinot ką, nieko, einam tiesiog tolyn. Žodžiu, šiandien mes turime gerą, fainą, linksmą dienelę ir reikia nufilmuoti video. Ir šiandien atvažiuoja mano operatorius geriausias, atvažiuoja mūsų hebrytė ir dar vienas fotografas. Žodžiu, jis nieko nesupratot, aš irgi. Trumpai ir paprastai atvažiuoja Gabija, Luknė ir Meda. Meda Gabija joja, Luknė fotografuoja, po to Gabija fotografuoja, tada mes su Meda vedžiojam, nu pamatysit viską. Ateina aplanko arkliukus, grįžta atgal į arklidės, tada vaikai atsives žirgus ir aš eisiu tvarkyti aikštę ir sudėlioti inventorių. Taip mes šiandien dirbam. Suhariukas, visas apkirptas, gražias vakar. Padėkokim Medai, apkirpo visas. Man čia reklamos nedaryk. Ir visus, nu pepiukai. Tai va, ponis dabar labai gražiai atrodo. Nu, o Pepiai tai buvo toks prikolas, kad aš jai ežiuką buvau nukirpus netyčia. Nes pirmą kartą kirpau tamsoj, tai jai dar nelabai atsistatė į vietą, bet taip įdomiai. Iš čia atrodot, panelė? Taip, mažutės. Iš karto žinau tokį dalyką, kad bus žmonių, kurie praėjus 2 dienoms nuo šito video įkėlimo bus, kada naujas video. Dabar taip, trumpai ir aiškiai. Aš vieną video montuoju maždaug, nu, sudėjus kokias 16 valandų realiai. Ir ta proga, kad mes montuojam vieną video 16 valandų. Tai žinokit, man, kaip dar turint žmogui, kuris turi egzaminą pasiruošiais metais, yra šiek tiek sudėtinga. Bet nepaisant to, aš stengiuosi ir kiek įmanoma dažniau kelt, montuot, aišku, tai nėra palyginus dažnai, bet patikėkit manim, man irgi nelengva. Nu va, šiandien Nemukas su Medutė dirbs,
Tu šiandien gražiai su ja gerai, gražiai šoksi. Mažas, pasirodyk šukuosina kokią. Ne, parodyk. Va, nu fainas. Čia mano berniukas ateina. Šiandien aš su tavim soksiu. Taip, nu pasirodyk ir tugi gražus. Ai. Ai, faini kokie. Na, moterėlė, tu kaip visada su savo madom, tai žinok, Koko Chanel netapsi, bet aš tau išrašyti velnių, tai galimai bus. Šita gūnė yra šiaip ekonominės klasės, Waldhausenas, pasažas. Visi žinom, visi, nežinau, skirtingai jas mėgsta, aš asmeniškai labai nemėgstu ekonominės klasės, ten, kur būna parašyta prie daiktų economic, nu nedaug dieve. Bet šita gūnė man jau laiko, jeigu neklystu, 3 metus, kas yra tiesiog wow. Ir net kregždė jos nesuplėšo, kregždė visas gūnės per 2 savaitės sutvarko. Tai čia yra wow. Šiandien tu su Gabija dirbi ir dar šoki. Gerai? Mažutė. Šiaip ką tik pamačiau, kad man telefonė nelabai energijos, sakykime, yra, tai reikia pakrauti jį šiek tiek. Taip, Terė? Ką? Mažutis, gerais berniukas. Jau toks kiškis mažas. O čia mano mergaitė stovi. Žiūri. Suplėšis gūnę vieną. Čia ką, flirtuojat šitaip? Klausykis. Nematu iš viso su kregždėsi, prašau eiti iš čia, Teri dar palauk kelis metelius, čia dar vaikai. Kaip jau supratote, šiandien Meda ir Gabija šoka. Aha, šoka reiškia bus arba gerai, arba blogai, čia vienas iš 2 ir niekaip kitaip. Tai jo, Gabijai antras šokimas pas mane su kregždė, Medai nesuskaičiuosiu. Nu jūs pažiūrėkit. Ir aš po to galvoju, kur mano kibirai dingsta. Pepe, ką veiki? Pepiukai. Klausyk, nežudyk tu jo. Nu duok tu jam gyventi dar kokias bent 2 savaitės. Peperone. Oi, žudikės. Nei gėdos, nei sąžinės, o tai kam kibiro bus gaila. Taigi pasigailėkit, jūs jo vargšas ir taip sumuštas. Jėzau Marija. Nu žinokit, palaukit, iškviesiu tarnybą ir atnešim vandens, nes aš čia nesuskaldysiu tokio ledo. Aš kai suskaldysiu, tai mes kibiro nebeturėsim. Aš labai noriu nufilmuoti Chebrytės reakcijas į padidintą arklidžių versiją. Tai aš dabar tikiuosi, kad dar nieks neatvažiavo, nes Gabi iš Vilniaus važiuoja, tai jei biški tolokai, tai gali neapsiskaičiuoti. Ir dabar yra 8:40, tai tie visų greičių varo į arklides. Dieve, jeigu čia padės matysis, prašau matykis. O Jėzus, aš galiu paklausti, kas tam laukia tada? Kas pasikeitė? Ne, nieks nepasikeitė. Absoliučiai. Nu tai daug vietos. Kam šalusi, nu kiek aš laiko nebuvo? 3 savaitės? Stiklio vakar išnešiau, tai dar palauksiu kitų žmonių. Pasisveikinti vida. Oi! Labas! Gerai, lieka sulaukti dar 2. Iškinkščiu atvažiavau. Aš jums sakiau, kad jinai neapskaičiuos laiką ir aš gerai, kad aš speedruninau, nes aš buvau pasarkius ir galvoju, bet Gabi tikrai atvažiuos kokių 20 minučių anksčiau. Akurat. Sulaužiau pultelį. A? Aulė, ką? Eina. Taigi man tėtis per galvą duos. Aplinkai yra šalmų friendly. Jo. Žinot, aš tiesiog čia padėsiu. Aulai saugokit. Va. Gabija, spėk, kiek budoj to yra gūnių, gali išeit pažiūrėti. 3. Ne, dar antrą spėjimą duodu. Pamastyk gerai, čia yra 5 metų senumo gūnios. 7. 11. Aš tau sakau, kad aš kaupikas seniau buvau. O, kaip gražiai šviečia. Šiaip girlandas reiktų nusimti, bet aš nepasiekiu. Iš tavęs to tikrai nesitikėjau. Atiduodu nemokamai. Vieną kartą žirginę pamačiau pobalnį šiukšliadėžį ir aš tai galvoju. Atsigerk vandens iš ten. Palačiai ir prikol. Vakar čia radau padėtą vandenį per savo klojimo renovaciją.
Jis buvo ten tiesiog padėtas, klausiu, tėti, iš kur tu šitą vandenį ištraukai. Sako, tai čia tavo, gi atsinešiai kažkada, sakau, ne. Tada prisiminiau, Meda vieną dieną sakė, atsiveš, kad ir kiek čia litrų bebūtų vandenį. Pagalvojau, Medas, bet tada aš jį pažiūrėjau, pabandyk, palaukit, jis užšalo. Nu, jis supranta. Pažiūrėk. O jis nežalės, biški. Ir čia yra kažkokių nesąmonių. Su dumbliu. Pirmonis dar ten. Tėtis sako, taigi tu pastoviai atsineši kažką ir pamiršti. Tai sako, tai iš čia ir yra 5 metus jau stovi. Sakau, tai kur man įdėt? Sako, išmesk. Aš jau pasilenkiu iš šiukšliadėžę dėt. Sako, tai ne, tu išpilk vandenį. Dabar tėtis ateis, sakysiu, išpilk, nes jis biški sulėtėjo. Nu, kai aš išpilk. Žiūrėk, jis atskystas. No shit, Sherlock! Dabar gali išpilti. Čia yra fizikos eksperimentas. Kaip padaryti iš kietosios formos. Labai gerai. Trenkit ir atskil. O tai kur įpilti, čia žinok, žolytė gali to vietoj nebeaugti. Nesupras, ką treneriai dar. O, bėga. Bet taip neblogas. Filtruotas vanduo. Liko, nenori Gabija. Žinok, aš esu sveikuolė, aš negeriu tokio vandens. Gerai, dabar tėtis sakė išmesti jį, tai einam. Nu tai va, šaunuolė, svajonių dukrytė. Tai palauk, sakau, tėčiu, išnešk šiukšlę. Ar išnešė? Nu, pažiūrim, gal išnešė. O, nevelnio. Tai dabar palaukit, dabar tie imsis tvarkos. Aš jam nelabai žinokit, ne šiukšlių mašinų turiu išnų. Man tai ranka nušalo. Oi, tokia rimtai. O tu moki gal maišą tokį ir iš... Diena mano. Labą dieną. Labą dieną, Gabi, iš kur tu? Ai, atskridau iš Mėnulio. Skraidai kaip oras vis. Labai šalta buvo. Čia palauk. Dar palauk. Dar palauk. Man atrodo, kažkas važiuoja. Dabar gerai, ir ten kas yra būdo, ir prie būdos, tai ten žinok yra viskas. Aš šitą siūsiu. Ten yra viskas reikia iš... Čia visų reakcijas filmuosiu. Gerai, ir dar būk geras, įdėk man šiukšlių maišiuką naują po to. Po ko? He's not work for me. Ir sukalbėkit viškai. It's work for me. Not for me. Šitą nemačiau, bet suprantu, kaip jie daiktus. How much space? How much space? Very much? So much. So much, very much. Man įdėk naują šiukšlių maišiuką. Ačiū. Tai žmonės tokie apšalę ir be žodžių šiek tiek liko, bet mes supratome, kad visiems buvo nustebimas ir dabar mes einam padaryti aikštelėje kažkoks vaikiai, jie dabar išėjo arklių atsivesti ir tada eisim dirbti ir mano telefone dabar yra kokių 37%, nu tai pakankamai sakykim, spręskit. Teisingai. Man visai patogu patekti. Wow. Dar visai lengva. Dar visai nieko. Pati plaukuota bus toj. Vieną valą. Nu tai va. Nu ką, kirpėjai? Vieni su traumom, kiti kojas kelia. Nu va, kerpam šepetukus. Pasirodė. Kerpam šepetukus ir tuo pačiu dar kojas išvalyti. Tai gerai. Nemušk Meda jos. Geras, nors. Net kiek nereikėjo. Patys iškrito. Žiūrėkit, kokia gera taktika. Wow. Nuostabu. Cak, cak. Jeigu reikia kirpėjų paslaugų, kreipkitės į Medą. Ką? Nieko? Man čia reklamos nedaryk. Nereikia? O palaukit, tu sakai tam... Kelnes jau žinau. Ai, tai vagi kelnes. Nu, davai, šitas irgi reikia pareklamuoti. Nematau, man trūksai. Važiuokit, iš kur kelnes, Meda? Pasažas. Nererios kelnes. Laiko nežinau kiek laiko.
Metai su pusė. Jesu, apšalęs. Wow. Kokios nuotaikos? Pasakinuką apie šiandieną, Gabija? Du sakiniai. Man atrodo, atrodžiau tragiškai, bet bent jau rekordą pagerinau. Meda? Nieko gero. Žiūrėkit, kokios mano pirštas gražiai. Nuspėkit, iš kur gavo. Tai irgi mano būklė. Va. Mano tai mano. Tavo kaip pas tėvą. Tai čia ir yra tėvo. Kas kaziuko geras šiais metais? Nu kaip visada, geras. Tai ką sutikai, pasigerk. Gražulį Petrulį. Kur skrendi, Meda? Aš taip pastavęs skrendu. Oi. Neįtam. Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out! Nugriuvo. Kurios pusės tokios treniruotės neturėjai? Iš negeros. Aš irgi. Tai nepakartoja. Kas šiandien? Jau kokie 4 žmonės iš eilės pripažino, kad šitas balnas padeda išauginti užpakalio raumenis. Labai jaučias. Arba labiau laužėt. Taip? Pakalio kaulų. Ką? Fonautų kalba. Meda, tu fufanautų kalba kalbi. Paeini dar. Aš tai nelabai. Lipk. Kaip čia žydų? Oi. O, mano šitą. Kregždės garda šviečia raudonai. Imk mažiau. Num. Wow. Tam, kur kiti skuduriukai po apačia.
Padarėt? Taip, eina. Gaila, vėkstinė, ne taip gaila. Gai. Aš nesuprantu, kad čia bus telefonai kažkokie. Spektaklis bus. Tai ir tu dabar jau. Buvo premjera atidarimas šiandien pirmoje. Pasiruošę? Aš įsidavus. Da. Žinot filmuką ledynmetis ir žinot yra medis. O, kaip Dievo valioja. Kregždė, labai gražus vaizdas. Trumpa. Ledynmetyje Sidas eina už menio uodegos. Čia grynas menis. Nu, čia grynas Sidas. Šiandienos orai labai biškai šaltoka, sakyčiau, bet saulytė šviečia, debesėlių mažoka. Dabar mes einam pas... Ai, palauk, čia mikrofonas. Dabar mes einam pas Tiją į arklynės, aš griūnu. Nenormalu. Šiandien pabaiga. Susitiksim trečiam kartojime, kurią dieną. Nu, aš taip. Šeiki operatorius. Iš naujo. Okay. Malonu. Ačiū, kad žiūrėjot. Viskas. Grinai. Mano sukurti.